Sveiki visi Linelis Ride kanalo žiūrovai. Šiandien su jumis dar viena Honda. Šiek tiek senesnė, tai Honda CBR 1000 RR SC57. Berods viską išvardinau. Tai šis modelis buvo pradėtas gaminti 2005 metais ir gaminamas buvo iki 2007 metų galo. Tai yra pirmas Fireblade modelis, kuris buvo pagamintas po Tadao Baba, tai Hondos inžinieriaus išėjimo į pensiją. Toks įdomesnis faktas. Aišku, kai išeina pagrindinis inžinierius, kai keičiasi, sakykime, pagrindinis inžinierius, tai keičiasi ir visa filosofija. Ir tada jau kiti žmonės turi kažkokias tai kitokias įžvalgas ir taip toliau. Ir mes nuo to nepabėgsim. Taip yra su automobiliais, taip yra ir su motociklais. Tai va. Kas liečia šitą motociklą? Mano nuomonė, tai yra to laikmečio vienas iš gražiausių superbaikų, jeigu kalbėt apie japonus, nes lyginam su GSX-R ir lyginam su Yamaha R1. Tai man šitas modelis yra aš jį prioritizuoju, man jisai gražiausiai atrodo. Kas liečia patį motociklo performance, tai yra 126 kW arba 172 arklio galios ir 115 Newtonų sukimo momentas. Tai šitie skaičiai nėra kažkokie tai ten labai wow, kad jie čia nustebintų, bet vėlgi reikia žiūrėti apie tą laikmetį, lygint motociklus, sakykim, su to laikmečio, tai tikrai buvo labai geras ir labai galingas motociklas. Iš karto galiu palyginti su 59 tai modeliu, nes važinėjau ir su juo ir jau dariau review, galit pasižiūrėti. Tai jeigu anas buvo, sakyčiau, kaip limuzinas, galbūt taip galėčiau įvardinti, kaip kelioninis, kaip touringas, palyginti su šituo. Čia yra visiškai kitaip, tu ant jo sėdi visiškai kaip ant lenktyninio motociklo, kojos aukštai ir tiesiog jisai yra labai provokuojantis. Jisai prašo, guldyk mane, prašo, važiuok su manim, prašo, daryk su manim tai, ką tu nori, tai už ką tu mokėjai pinigus, tai patirk tą emociją, kurios tu taip ilgai laukiai. Kas liečia pačią motociklo komplektaciją, tai turim šovos priekinės reguliuojamas šakės, turim Honda Electronic System Steering Damper, kas yra iš tikrųjų va, toksai, nežinau, labai dviprasmis dalykas. Vieni sako, kad blogai, kiti sako, kad gerai. Tai aš kol kas su blogai nesu susidūręs, esu važinėjęs šiek tiek su 57, o tai jeigu su blogai nesusidūriau, vadinasi, viskas yra gerai. Galbūt kažkur tai lenktynėse, galbūt kažkur tai trasoje, galbūt kažkokios labai ekstremalios situacijose tai būtų ir tai suveiktų ne taip, kaip turėtų, ar taip, kaip reikia, bet kol kas aš su tuo neturėjau jokių problemų. Motociklas, kaip matote, yra idealus, blizga, yra 2007 metų galo, bet yra visiškai prižiūrėtas ir būtent šito motociklo šeimininkas tą motociklą prižiūri taip, kaip reikia prižiūrėti kiekvieną motociklą. Tai nereikia laukti, kol bėga šakės, galima tą padaryti ir anksčiau, jas tiesiog persirinkti aptarnauti. Nereikia laukti, kol pradeda mušti priekiniai stabdžiai, galima anksčiau laiko tą pasidaryti, persirinkti stabdžių diskus, kaladėlės, susitepti, viską susirinkti. Nereikia laukti, kol padangos bus 10 metų senumo, nors dar protektoriaus užtenka. Jas tiesiog kas porą metų reikia pasikeisti ir taip. Tai jeigu jums užsidėjot naują padangą, praėjote, nežinau, 3 metai, tiesiog padarykit gerą burnotą ir išmeskite tas padangas, pasikeiskite, uždėkite naujas. Tai yra jūsų saugumas ir tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Taip pat turim Akrapovičiaus išmetimą, sliderius, MRA stiklą tamsintą ir šiaip iš principo tai yra pakankamai standartinis motociklas. Tai va. Aš manau, kad dabar mažiau kalbų, daugiau darbų. Sėdam ant motociklo, prasivažiuojam ir aš tada papasakosiu, kaip iš tikrųjų jisai važiuoja. Taigi, sėdam ant motociklo. Turim čia elektroninis tas mūsų demperis. Matom, reguliuojamas priekinės šakės ir prietaisų skydelis. Senas, klasikinis, geras prietaisų skydelis, jau, sakykime, su modernia išvaizda. Tai turim vis dar analoginį tachometrą. Turim variklio temperatūrą, turim greičio indikatorių, odometras ir bėgių indikatorius. Bėgių indikatorius jau yra papildomai sudėtas, tai čia yra opcija, kurią pasirenka žmonės patys savo, sakykime, norų. Man asmeniškai šitą nereikia, bet jau apie tai esu kalbėjęs. Taigi, gražus, baltas, su raudonu, su mėlynu,
gražiai dirba. Važiuojam pasižiūrėti, kaip jisai važiuoja. Nu va, išvažiavom į gatvę, apsauginis atėjo, pasakė, ten filmuoti negalima, tiksliau pasakė, ten su motociklai stovėti, nu, važiuoti negalima, nes ten yra pėsčiųjų ir dviračių takas, bet sakau, nu, ponas, suprantatgi, kad ne chuliganavo čia nuo susirinkom. Tai buvo supratingas, na, aišku, vien tai, kad atėjo, parodė savo požiūrį, ne visai galbūt tinkama, nes tikrai aš nieko ten nedariau, atvažiavau ramiai, savo pastačiau ir filmavau. Tai va, tai apie tą sėdėsiną, tai šiaip iš tikrųjų svoris 205 kg, pilnai paruoštos eksploatuoti masę, tai kūras, ten tepalai, skysčiai visi ir taip toliau. Sėdėsina, kaip ir sakiau, visiškai jaučiasi kaip sportbaiku, koja uždedi, tai va koja praktiškai mano yra visiškai sulenkta ir tie pakojai tikrai yra aukštai. Bet šiaip man patinka, aš mėgstu tokią sėdėsiną, aš mėgstu tos superbaikus, tai iš šitos pusės aš čia negaliu prisikabinti. Tiesiog, jeigu kalbėt apie kažkokį tai ilgesnį kelionį, ilgesnį važiavimą, tai tikrai nebus pats patogiausias ir tam tinkamiausias motociklas. Čia dar yra ant bako užkliuotas tokios gumos, tai jos iš tikrųjų žiauriai patogiai nesiprigunda. Aišku, reikia su apranga važiuoti, tada dar geresnis efektas, bet tikrai šitie dalykai negražiai atrodo, bet tikrai turi įtakos, kaip tas bakas apsispaudžia. Stabdžiai, pamiršau gal paminėti, tai stabdžius turim Tokiko. Man jie labiau galbūt patinka negu Nisinas ir čianai konkrečiam motociklė, tai vėl, kadangi jis yra prižiūrėtas laiku, viskas daryta ir netgi dar kartais anksčiau negu reikia, tai turim dar tokį situaciją, kad jie dar ir veikia nepriekaištingai. Kaip tai jo smagu. Wow. Nu, jūs patys matėt. Net nesitreniravau kažkaip, tai pats galvoju, reikti pabandyti. Galvojau pasibandyti, o gavosi kaip gavosi. Tai va, man smagu. Jau nuo, kaip sakoma, pirmų kilometrų, o tai yra geras ženklas. Ir kaip jau puikiai visi suprantat, man smagu su visais motociklais. Svarbu važiuoti, svarbu bandyti ir svarbu tai nebūtų Kawasaki Z750. Veidrodėlį, nu, kaip ir visada, kažkur jau su ZX važiavau, šnekėjau, kad, nu, superbaikas jis nėra pritaikytas kažkokiam tai veidrodėlių dizainą, tai jisai va toksai, bet veidrodėliai labai dideli, tai ta prasme tas matymo laukas, pažiūrėkit, viską matau, ir pirmą, ir dar net pirmą, antrą ir net trečią juostą už savęs matau. Tai va, šitas modelis dar yra įdomus toks dalykas, naujas modelis jau turi sankabą trosinę, o čia dar turi hidraulinę sankabą. Tai irgi yra, sakykime, galbūt dar tas senos, nu ne tai, kad senos, dar tas senesnės Hondos, ta tokia jau kokybė pasižymė. Ir ta kaina jinai buvo didesnė negu kitų motociklų. Tai, nu, tiesiog taip yra, taip sugalvota buvo. Nu ir važiuoja jisai, wow. Man patinka, kaip jisai važiuoja. Ir tas, sakykime, sūkių diapazonas, tai jisai važiuoja iš karto. Ir galbūt, sakykime, tas jaučiasi nuo kažkur 5000, bet jisai labai gerai važiuoja ir jisai gerai važiuoja visose tuose sūkių diapazonuose. Iš kur čia tiek tų mašinų? Jau turėjo būti ramiau.
bet nėra. Kažką čia dar norėjau sakyti. Ai, tai va, pakaba. Pakaba, šiaip standartinė pakaba, jie yra va tokiam miesto važinėjimui, jinai yra kietoka. Tai reikia ją, nu čia vėlgi priklauso kiekvienam nuo savo požiūrio, sakykime, ir savo poreikių, bet ją reikia pasireguliuoti. Ir visose motociklose reikia pasireguliuoti ir pasidaryti pagal save. Nu kaip malonu važiuoti, senas motociklas, bet jis ant tiek yra idealus, kad ta prasme tu paspaudė stabdį, jisai stabdo, nelagina, nemuša, nedaužo, nu ta prasme čia, wow, pasakai, tiesiog kaip jisai. Šiaip koks jisai gyvas motociklas, jūs pažiūrėkit, kaip jisai atrodo, visas blizga, gražus, tvarkingas. Nu, tikrai tokių motociklų retai ir dar kaip tik su juo šnekėjom prieš man išvažiuojant, kad gerą motociklą surasti tai yra labai sudėtinga, nes šiaip žmonės labai gaili pinigų, daugiau pinigų už motociklą sumokėti vien tam, kad turėtų tvarkingą. Jūs labai paprastai paskaičiuokit. Jeigu motociklas va toksai kainuoja, tarkim, 4,5 tūkstančio eurų. Kaip pavyzdys, čia 4,5 galbūt biškį didoka būtų kaina, jeigu taip iš pirmo žvilgsnio, bet 4,5 tūkstančio eurų. Tada atsisėdat, važiuojat, po 3,000 pasikeičiai tepalą, vėl važiuojat, vėl po 3,000 pasikeičiai tepalą, vėl važiuojat, tada pasikeičiat kaladėlės, padangas ir toliau vėl važiuojat. Dabar jūs nusipirkat motociklą už 3,000 eurų, tą patį. Tada jūs pasikeičiat tepalus, kaladėlės, susitvarkat šakes, aptarnaujat, pasikeičiat stabdžius, stabdžių diskus, jums tas motociklas atsistoja į tuos pačius ten 4,5–5 tūkstančius, tik tai jūs dar į jį investavot. Tai kartais tai nėra blogas variantas, bet aš manau, kad daug paprasčiau ir daug maloniau pačiam žmogui yra tiesiog nusipirkti gerą daiktą ir juo mėgautis. Ir tiesiog, ypač kai tai yra motociklas, kai tu nenori skirti laiko jo tenai remontui, nenori laukti, tu nori nusipirkti ir važiuoti. Nusipirkai ir važiuoji. Tai va čia yra toksai modelis. Jisai neparduodamas, klausimas, kada jisai sugalvos jį pardavinėti, bet tas, kas nusipirks po jo šitą motociklą, tai čia bus, ta prasme, visiškai, wow. Visiškai wow. Wow, kaip jisai važiuoja, kaip jisai kyla, man patinka. Ir man labiau šitas patinka negu 59. Man šitas labiau patinka. Kažkaip tai jis man toks labiau provokuojantis, labiau sportiškas, labiau toksai, nežinau, man smagiau su juo. Kaip jisai važiavau šiek tiek užmiesčio keliuke, ne užmiesčio, bet tai, tas posūkis jisai tiesiog suvaldo. Jisai visiškai nepriekaištingai tą daro. Ir, nežinau, visur atsisėdi plastikai, viskas, ta prasme, viskas tvirtai, solid, well built, ta prasme, čia yra jaučiasi tas gero japono kokybė. Ir čia, nieko čia nepridėsi. Ką, man labai patinka. Ką jis daro. Žinokit, aš tai nustebęs. Aš tikrai kažkaip važiavau, bet aš su to PM7, bet tikrai kažkaip net sutrikau dabar. Taigi, su šito motociklu reikia važiuoti trasą. Ir su šito motociklu reikia linksmintis. Kaip ir su visais, bet šitas motociklas tai tikrai yra. Dar jaučiasi tas jo būtent ta tokia
racing dvasia ir nu, jis tikrai provokuoja, jis tikrai smagiai važiuoja ir šitoj vietoj tai čia jam iš jo šito dalyko tikrai negalėjo atimti. Kągi, dar vienas nuostabus motociklas ir tikrai keičia mano požiūrį į Hondą. Sakykime, visi tie motociklai taip turi ten niuansų, yra ten kalbu apie tepalų deginimą, kai kurie jų degina tepalus, bet tu tepalągi galima užsipilti ir važiuoji, ir kas tu degina. Svarbu, kad tau gerai. Tai, ne, juokauju, aišku, bet, nu, ta prasme, jeigu reiktų išsirinkti Honda ZX10R, Gixxeris ar Yamaha, tai aš visiškai nedvejodamas imčiau Honda, šitą CBR ir tikrai su juo mėgaučiusi kiekvienu išvažiavimu. Tai vat, tiek žinių šiandien. Ačiū, kad žiūrit. Mūsų vis daugiau ir daugiau. Reikia dar užsifilmuoti epizodų, kad nebūtų taip, kad neturiu ką parodyti. Bet ne visada pavyksta. Tai reikės pradėti ir filmuoti turbūt jau apsilankymus parduotuvėse. Nu kągi, ačiū, kad žiūrit. Iki pasimatymo kitose mano video.